Sveiki visi! Sveiki! Mokykloje vyksta įdomi paroda. Parodą sudaro 11 ir 12 klasės mokinių kūrybiniai darbai, autentiški piešiniai ir savo temos pristatymo plakatas. Piešiniai atspindi pasirinktą temą. Parodos organizatorius dailės mokytoja Viktorija Baniulė. Viktorija, ar tavo tėvai baigė mūsų mokyklą? Taip, o kodėl klausi? Nes vasario 1 dieną visų, kas mokėsi mūsų mokykloje, susitikimo diena. Pradžia 17 val., o pasirodymą ruošia 11 klasių mokiniai. 11 mokinių 10-12 klasės ir 2 direktoriaus pavaduotojos ugdymui Marija Daunorienė ir Edita Vainienė vyko į mobilumą Portugalijoje. Ar galite daugiau papasakoti apie Erasmus+? Erasmus Plus projektas vyksta pas mus nuo 2015 metų, labai intensyviai vyksta projektai, bet 2021 metais gimnazija gavo akreditaciją ir dabar visi projektai vyksta akredituotai, todėl galime išvežti kuo daugiau mokinių į mobilumus. Ir šis mobilumas vyko Portugalijoje, Lisabonoje, vyko per kelis miestus, keliose miestuose, tai mes gyvename Montiže. Montižas yra apie 25 km nuo Lisabonos, o važiuodavom į mokyklą. Mokyklos autorius ir pavadinimas yra susijęs su Nobelio laureatu, tai portugalų poetas. Ir toje mokykloje vyko labai įvairios veiklos ir apie pačias veiklas norėčiau, kad atsilieptų patys mokiniai, kurie vyko. Mes atspausdinom 3D raktų pakabukus, programavom, žaidėm su robotais ir taip toliau. We were also taught to make some Portuguese desserts back in there. They also explain us how they take care of their nature, of their animals nearby the school, and everything related to agriculture in that country. Mes gilinomės į Portugalijos kultūrą ir taip mes kūrėm robotikos robotus. Mokykloje mokosi daug mokinių iš kitų šalių, iš visokių šalių, ne tik iš Portugalijos, iš Pakistano, iš Indijos, iš Mozambiko ir daug kitų. Tai labai panašu į mūsų tarptautinį gimnaziją. Dar jie turi daug profesionalinių pamokų, tai mes irgi kepinam visokius sausainius. Tai buvo labai geras patirtis su jais padirbėti. Šiam kartui tiek. O dabar filialo naujienos. Sveiki, svarbi informacija tiems, kurie mėgsta skaityti knygas. Jei pas jūs yra nereikalingų knygų, galite atnešti jas į mūsų biblioteką. Labiausiai tinka va tokios iliustruotos knygos vaikams. Tiksliau, jums papasakos mūsų bibliotekininkas. Taip, tai sveiki visi, sveikinuosi su jumis iš Kauno tarptautinės gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus bibliotekos. Ir noriu visiems priminti, kad jeigu savo namuose turite nereikalingų knygų, kurių neskaitote ir galbūt galvojate, kad norite jas išmesti, tai labai raginam jų nemesti ir padovanoti mūsų gimnazijai, kadangi tikrai tikiu, kad būtent čia, bibliotekoje, tokios knygos, kurios galbūt jau jums yra nebereikalingos arba nebeįdomios, tikrai suras savo skaitytoją, kadangi čia kasdien mes sulaukime tiek jaunesnių skaitytojų, tiek vyresnių ir manau, kad visi jie bus labai nudžiugę, pamatę, kad mūsų biblioteka pildosi naujomis knygomis ir tikrai bus susidomėję, kad mūsų bibliotekos durys yra atviros visiems, kurie turi ką atnešti, ką padovanoti mūsų vaikučiams, kurie pas mus kasdien nori eina ir skaito mūsų knygutes.
Skyriuje skelbiamas tradicinis konkursas – iliustracija kūrinį. Gerbiami mokiniai, pasistengkite perskaityti kokį nors kūrinį ir savo santykį su kūriniu pateikite per piešinį. Sukurtas iliustracijas atneškite į 305 kabinetą. Šiandien tiek. Geros jums savaitės. Iki.